Išties įspūdingas Ramono Alonso pasirodymas ir gausiais plojimais, taip temperamentingai kaip Ispanijoje būtų. Padėkokim jam garsiai! Parodykim, kad mes turim temperamentą, taigi paplojam! Bravo! Šventė dar tik įsibėgėja, o mes jau galiausiai praktiškai aš su juos skridau Camp 2, padirbau ten ir grįžau 40 gal net turėjau šiek tiek rezervų iš baterijų. Didelio baterija dar. Pačiam, prie kurios priklausomas kojas, ten ir yra baterija. Baterijos laikas yra 3 valandos. Akrobatikos skraidymo legenda, aviacijos konstruktorius, Europos čempionas, daugkartinis startautojas ir vienas garsiausių Lietuvos vardų pasaulio aviacijos istorijoje. Sauguminė laikomas geriausias akrobatikos skraidymo be apribojimų teisės pasaulyje. Daugiau aišku, žaidžia žemės linkis, akrobatinius skraidymo autorius. Jo vardu yra pavadintas Kairio ratas. Malonumą turi inžinieriaus talentų derinys kaimo kultūra tam, kad atsigautų. Ne dėl to, kad pamatytumo, kad tai buvo tokia apkrova, kad tiesiog fiziškai dėl tam kūrė. Panašu, kad kūno kultūra tiesiog tam kūrė. Pažiūrėkit, ponios ir ponai, pažiūrėkit, kas vyksta. Kelių žydų
pilotas turi didžiulį privalumą akrobatiniam skraidyme. Na, tada, kaip sakyti, ne visiškai nukrūmės, aišku, matai, visai galbūt akrobatinė mergandama, bet jokas juoku, tiesiog mažesnė būdų žmogui atstumas tarp širdies ir galvos yra mažesnis. Nežinau, kad man žaidė, bet nesuvokti. Taip, kad Jurgio Kairio meistriškumas yra tikrai tiesiog legenda. Na va, čia, man atrodo, yra ta abrakadabra. Ir yra abrakadabra. Na, o kol Jurgis Kairys vis dar danguje, mes matome Scandinavian Airshow Catwalk, kurios čia buvo ir prieš porą metų, bet tas faktas, kad po jų numerio, tai... Iš tiesų tai yra milžiniškas iššūkis. Tas vis tiek vienas yra 120 km per valandą greičiu kaip minimas. Kaip įmanoma skrendant tokiu greičiu į pietų? Viena ranka laikydamos tuvos, sėdėdamos ant sparto kranto, kaip jos mums mojuoja. Taip, tikrai ypatingai drąsios merginos. Padėkokime Jacobui Hollanderiui ir nuostabiom Skycats merginom. Taigi. Na ką, o pakilti jau ruošiasi dar viena mūsų aviacijos legenda. Nors ir jaunas, bet jau legenda, tai Igoris Lobanovas. Tikrai taip, ir dar prieš jam pakilant paminėsiu, kad prie Vostok Europe raudonoji palapinė. Matau, vėl klausėte, ten jūsų laukia Jurgis Kairys, raudona. Įspūdingas greitis. Ar sunku tokiu greičiu skrendant sakant atlikti būtent štai tokias techninės figūras, kurias mes matom? Greitis, Andriau, yra, kaip sakyti, ne pats sudėtingiausias ir skaudžiausias dalykas.
daugelio akrobatikos kūrėjų, kairys taip pat prisidėjo prie sportinių veiklų, kurias ir sukūrė savo modifikuotą akrobatinį lėktuvą Jūrą. Ir tai reiškia Jūra, tai Jurgis Kairys. Spiralę. Du lėktuvai sriegia spiralę skirtingomis kryptimis. Ją pavadino Jurgis Kairys. Tai palaikanas turi savo rankas. Jurgio Kairinio ranka surašytas figūrų sąrašas. Sakalai, parodė klausytojams Jurgio Kairio, tai paties Jurgio Kairio rankas. Ir dabar šiek žinoma kiek toliau, bet kaip anksčiau mes su tavim kalbėjom, kad praktiškai priekinis skrendantis lėktuvas visiškai nemato, kas vyksta už jo. Maža to, jie turi didžių tą uždangą. Gerai žinoti, ką kiekvienas daro ir kiekvieno orlaivio vadinasi, esančią turėtų būti raskirnikas kelias. Gero taip. Kiekvieną lentą. Gero taip, dar vienas kažkokis yra, kad tai yra. O jeigu visi kartu tie, kurie ėjo ryte, per pietį ir vakare, parodytų mums, kiek jūsų čia daug! Kad Belanka iškeliauja vakaroti ir nakvoti į savo gimtąjį aerodromą, kuris bazuojasi, tai yra Palupkio aerodromas. Belanka, jinai iškeliauja namo. Ir Red Bull motosparnis, štai matome jį ekranuose. Red Bull motosparnis mojuoja mums, ar bando reguliuoti kryptį. To jisai čia ateis, nes matyt nenorėjo trukdyti Belankai kilti nusibrėžtų kursų. O tuo metu kažkokie muzikantai čia ateina kažką daryti. O ką jie čia darys, jie mums nesako. Motosparnis skrenda virš mūsų suminima, laukiama ir tiesiog be galo junčiamas grupės šeškas. Ar galim jom parodyti, kaip be galo mes jas mylim? Ponios ir ponai, jos tiesiog